Labas vakaras. Dar vakar Vilniaus oro uoste prasidėjęs šventimas tęsiasi ir šiandien. Ryto krepšininkai tūkstantinė žmonių minios sutikti prie Baltojo tilto. Su LNK žiniomis bendravę komandos aistruoliai prisipažino, kad komandai finale atsiliekant tikėjimą jau buvo praradę. Tačiau iškovojus titulą, kai kurių šventimas buvo toks stiprus, kad sulaukė net kaimynų susirūpinimo. Pats sutikimas ir apie tai, kokia sirgalių reakcija į Šarūno Jasikevičiaus pasisakymą, kad Lietuvoje tik viena komanda, plačiau reportaže. Jau nuo 7 vakaro erdvė prie Vilniuje esančio Baltojo tilto pildosi juodai baltai raudonais sirgaliais. Dar vakar Vilniaus oro uoste prasidėjęs šventimas panašu tęsiasi ir šiandien. Būtų tikrai nekeista, ypač šventimas truktų ir visą šią savaitę, kol vieni to laukė 17 metų, kiti galbūt apskritai visą gyvenimą, štai vienos mergaitės laukimas truko naktį. Rungtynės juk prasidėjo vėlai. Aš nuėjau miegoti, bet ryte pasakė, kas laimėjo. Tai ir labai jau džiaugiaisi. Labai džiaugiausi. Rungtynės stebėję iki galo pripažįsta, apibūdinti, kas vyko po ryto triumfo, nelabai ir išeina. Tai, kas dėjosi namuose, sunku apsakyti. Kaimynai klausė, kaimiečiai, žinot, sako, kas ten vyko pas jūs? Sako, krepšinis. Tiesa, yra tokių, kurie matydami komandos atsilikimą krepšinio stebuklų netikėjo. O aš prisipažinsiu, netikėjau. Ir bum, ir wow. O čia tie krepšininkai, komanda padariusi ir bum, ir wow. Vyrukai panaikinę 20 taškų atsilikimą ir Čempionų lygos finale nukovė Atėnų AEK. Vakar Vilniaus oro uoste žinutę netikėjusiems siuntęs Giedrius Žibėnas. Žinom, kad labai daug kas mumis abejojo, bet dėl to abejojančių mes esam Rytas ir mum yra Šiandien triumfo proga ištesėjęs pažadą ir nusiskutęs barzdą dalina instrukcijas, kaip visi turėtų elgtis, nesvarbu, tikitų ar ne. Šiaip instrukcija. Einat į rytasvilnius.lt, atributika, aksesuarai, susirandat, nusiperkat, užsidedat ant veidrodėlio mašinoj, išdidžiai važiuojat gatvė! Tiesa, ties čia instrukcijos nesibaigia. Žibėnas tęsia toliau. Instrukcija tęsiasi. Su ta mašina atvažiuojat, pasiparkuojat prie Džip arenos. Išlaukėt geriausio momento rungtynėse, ypač tada, kai mums neina. Ir vien tik Rytas Lietuva! Dar po laimėtos serijos prieš Žalgirį Šarūnas Jasikevičius teigė. Lietuvoje yra tik viena komanda. Tiesa, kol Ryto sirgaliai to nesureikšmina, kiti Šaro žodžius priėmė labiau. Jasikevičius ir Jasikevičius, nereikia sureikšminti, manau. Jis krepšinį turbūt unikumas, bet šiaip nepasižybė sugebėjimais mąstyti normaliai. Kiek skaudus buvo Jasikevičiaus pasakymas, kad Lietuvoje tik viena komanda? Kitas klausimas. Vilniaus Rytas yra pirmoji Lietuvos komanda triumfavusi FIBA Čempionų lygoje. Tai yra ne tik Vilniaus komanda, bet ir visos Lietuvos komanda, kuri laimėjo įspūdingą titulą. Dominykas Grinkevičius, Nerijus Bliujus, Vytautas Rudys, Vilnius.